Labą dieną, esu Eugenija Bučinskienė, Gyvybės dantų harmonija, gydytoja ortodontė. Dar vienas gydymo būdas tai yra permatomas kapas. Tai irgi yra pakankamai veiksmingas gydymo būdas, turintis tam tikrų privalumų, trūkumų ir tam tikrų savybių. Pagrindinis skirtumas nuo breketų yra tame, kad jos yra išimamos. Jeigu breketų jūs išimti negali, tai jie dirba 24 valandas per parą. Tai su kapom istorija truputėlį yra kita ir pats žmogus vaidina didelį vaidmenį pačiam tam gydyme. Todėl, kad kapas turi išbūti 20-22 valandos per parą. Gydantis kapom, pats pacientas turėtų būti labai motyvuotas, pats savo kontroliuoti visą tą gydymo procesą, kiek nešioti, kaip nešioti ir kad bloga nuotaika, nuovargis ar prasta savijauta neturėtų sutrikdyti gydymą ir leisti savo tiesiog jų neįsidėti. Vienas iš tokių didžiausių privalumų, tai aišku permatomas tos kapas, jos labai estetiškai atrodo ir tikrai nedaug matosi ant dantų paviršių, dėl to žmonės, kurie dairosi estetinio gydymo, jie yra labai suinteresuoti būtent gydymo tom permatomom kapomis.